Labuką. Nu ką, pagaliau galim pradėti darbus. Nu ką, tu čia dabar man mėtai žemslėgis. Biški užsibuvom bazėj. Kažkaip tai su remontais dabar buvo reikaliukų. Taip, išsukam, kad nekliudyt kokios mašinos ar konteinerį. Ir lekam į Kelmės pusę. Buvo reikaliukų. Čia buvau minėjęs kažkada, kad greičių dėžę biškį tepalą praleidinėja. Ne per pačią greičių dėžę, bet per greičių dėžės filtrą. Ten 2 šlangikės yra, plus porą dangtelių. Tai va, per kažkurį tai vieną tašką praleidinėja. Tai kažkada buvau palindęs po apačią, kaip ir radau per kur leid, bet negalėję su paprastu raktu priveršti. Iš apačios raktą uždedi, bet nėra jėgos kaip pasukti. Tai arba vamzduks koks kliuda, arba radiatorius greičių dėžės. O iš viršaus tam kapriai turi kabiną nusileisti. O kabina nenusileidinėja, nes už akės buvo mechanizmas. Perjungiais kabinos pakelimui arba nuleidimui. Tai vat buvo užsakę naują originalų. Parvežė. Pakeitėm trauką skysčią. Į bazėje nebebuvo tokia skysčia. Kažkaip irgi nepagalvoju, kai iškart paimti. Nu tai vat pasiėmiau to skysčią. Atvažiavau pirmadienį, dasipyliau. Kaip ir viskas sutvarkyta. Ai tiesa, dar orą praleidinėja po kabiną kažkur tai. Tai va viena šlangutė buvo nusitrynusi. Tokia 2 mm gal diametras skylutė buvo. Kadangi spaudimas didelis, tai ir pūtė lauk tą spaudimą. Tai dažnai išmesdavo pranešimą, kad kompresoriaus perkrova. Tas kompresorius pastoviai ant įtampos dirba. Nu tai va, tą sutvarkėm. Ten kaip ir kiekėja tiek atrodo daveržiau. Nuleku į Klaipėdą. Blemba vaikštau, taip žiūriu, kad taškyto taip neblogai. Galvoju, kur ta man šlanga jau čia trūkusi. Kai kurojau matyt, bet blemba būčiau pamatęs, jeigu jau taip taškytų. Valendu po apačiu, o Jėzus Marija, kad ten greičių dėžė žiūriu, dar labiau leido. Blogiau nei kad buvo prieš tai. Nufilmavau, šefui nusiunčiau. Važiuojam į garažą, remontuoti, kai neprisižaist paskui. Nu tai va. Peršykęs važiavau visą kelią, kad greičių dėžė nieko nebūtų. Bet be reikalo. Galėjau važiuoti realiai. Nu, ne be reikalo grįžau, ta prasme, be reikalo peršykau. Nes ten dar buvo viskas padoriai iš tikrųjų. Nu tai va, grįžau, tai tada jau viską čiupom, perinkom. Aišku, aš ten labiau pagalbinis buvau nei darbininks. Darbininks tik tuo atveju, ką jau prieš tai buvau daręs. Atlaisvinti vietą iki prieėjimą. Visą oro filtrą reikėjo nuimti su gofram. Tai va tokius dalykus. Nu, po to jau ten tik tais padėti mechanikui. Tai va visas šaibikės varinės naujas uždėjom, tarpinikės guminės naujas. Dangtelis dar trūka be prisukant. Tuo būtent filtrą. Irgi įdomiai. Mechanik sako, reikia prisukti pagal rekomendacijas, kiek ant dangtelio užrašyta tų newtonmetrų. Su manometriniu raktu sako, tiek ir prisuksam. Kad sako, nebūtų paskui surprizų. Parašyta 95 newtonmetrai plus minus 5. Nu tai nuo 90 iki 100 galim sakyti, gali varyti. Nu, sako, 95 tada dedam, 95 nusistatėm to raktą, suk, taukšt per pusę dangtelis. O ta ir 95 newtonmetrai. Nu, vėl į Šiaulius, pasiimt to dangtelę, blemba, sakau, kažkiek gausam. Į vieną servizą, nu, į parduotuvę nuvažiuoju, sako, blemba, ne to, ką mes neturim, sako, tokią dangtelę. Sako, netgi mūsų centriniam sandėlį nėra. Nu, pavadinimą neminėsiu. O, tai galvoju, čia bus tada poilsiadienių namus, nes kol iš Lenkijos atsiūs, nu, kitas iki greitai, per 12 valandų praktiškai atsiūs. Bet, sako, važiuok tiesiai ten,
nuvažiuoju. Yra, sako. Nu, tai gerai, sako, duokit. O tai be darbo, sako, paskui galiu būti. Nu, tai va, grįžau, uždėjom. Nu, ir paskui kaladėlės, da, taip, atrodo, nesiniai buvau keitęs prieš 3 savaitės. Po savaitės jau užsidegė man pranešims, kad nudilusias kaladėlės. Nu, galvoju, diskai padilė yra, tai ne tik aš tai buvau, ta prasme, čia su kuo tik pašnekėdavo ir visi tą patį sakydavo. Jeigu jau nesiniai keitai, išmetė pranešimą, reiškia, sako, kaladėlė, tą diską jau padilė yra, sako, ir matyt, pagal atstumą ten milimetrus matuoji. Už tai ir metos pranešimus. Nu, sakau, mechanikui, blemba, dėl visą piktą pažiūrėk, sakau, tas kaladėlės, sakau, kai jau esam vietoj, tas pasižiūr, blemba, sako, lyg tai, kad ten nieko jau nebėra. O tai, sakau, imam ratą žiūrėti. Nuėmė ratą, akurat, priekį gal po 2 mm lygė, ten 2-3 kažkur tai milimetrai. Nu, kaip įvažiuoda gali, bet faktas, kai jau pabaiga yra po savaitės, jau turėsi nori, nenori keisti. Sakau, va, turi kaladėlių. Nu, sak, 2 komplektai yra. 2 ašimo, 3 ašys viskas. Tai va, vieną ašį pakeitėm, galinę ašį. Nuim ratus, ten iš vis nudilusias jau visai. O trečiai ašiai nebėra. Tai va, vėl teka važiuoti Šiaulius, parsivežti kaladėlės. Bet įdomiai, labai įdomiai. Per 3 savaitės nudilo visai kaladėlės. Nėra buvę tokių bairių. O svarbiausia, tas kaladėlės pats vežiaus. Irgi iš vieno iš įmonių, sakau, sako, geresnės, ekonomiškesnės. Ne, tai sakau, geresnės. Sako, turim originalą. Originalas, ko nereik, paskui galiu, sakau, būt nesupras šefą. Sakau, geresnės. Nu tai va, geresnės idėja, 3 savaičių, galim sakyti, neatlaikė, nes jeigu jau pačios galinės buvo visai nudilusias, nu tai jau šis tas reiškia. Sakau, į taip man kažkaip labai įdomi atrodavo tas, kai plaudavau mašiną, priekinis rats juods buvo nuo tų suodžių, nuo kaladėlių. Labai, nu, gal ir geras, to ir yra, ką ten suprasi, čia reiktų su tikrais technikais pašnekėti, bet abejoju, jeigu dabar į tolimųjų reisų vairuotojais išvažiuoja į užsienį į reisą, į 3 savaitėm tik kaladėlių užtenka. Nu, faktas, kad turbūt nėra jau geras anos. Kad ten pravažiuotum, gal belė kiek kilometrų. Dabar ką aš ten per tas 3 savaitės pravažiavau, 4000 kilometrų. Nes tų reisų irgi taip jau labai daug nebuvo, tolimų ta prasme. Tai vai, keistai. Nu, dabar jau visas pakeitėm. Prasivažiavau da iki variklio darbinės temperatūros. Ant duobės vėl pasitikrinti, ar niekur nelašt iš greičio dėžės. Nu, teoriškai kaip jį negali lašėti, nes blemba, viskas pakeista. Na, aišku, šlangikių pačių nekeitėm. Bet ten kaip ir nesimatė jokia pažeidimą. Ant duobės perėję su prožektoriuku, nu, kaip ir viskas čiki. Jokia lašiuka nėra. Tai galim važiuoti darbus. Drąsiau dabar jau. Tai va, kaip minėjau, lekam į Kelmę. Tiksliau, už Kelmės, tarp Kelmės iš Šiaulių į sandėliuką reikia pasikrauti eglės popiermedžio į jūrų uostą. Nu ką, atvažiavom praktiškai. Čia toksai pakankamai siauras įsukims yra. Praėjusį sykį čiut nenusinešiau kelio ženkliuką, to stulpiuką, kur kraštų žymi raudoną, tiksliau oranžinę arba baltą. Nu ką, dabar reikia atbulą įsistumt. Pakankamai platu čia yra, bet per tas dilgeles nesimata ženklą. Nu, ženklas, prasme, išlindęs virš dilgelių, viskas valio. Bet iš apačios, nu, ta prasme, per tas dilgelės nematai bestum ant priekabas, kad nesiremtų. Neatsitrenktum, tiksliau. Tai va, reikia karts nuo kartą išlip pasižiūrėti, kad nenuverkščiau.
Taip. Tai ką gerai eina. Gal į eglutės eis. Užmės daugiau. O, jau per daug. Užsimetė. Tiesinam vairą. Tur praeit. Taip. Gerai. Jau perlaužiau biškiuką čiut-čiut. Per šakas brauko. Svarbu kamieną, kad nekliudyt niekur. Ir bus vis gerai. Nėra taip gerai, bet padarysim. Kanalo jokia nėra. Gerai, duodam gazą, tik tais, kad nesėstumėm ir vse. Ir lekam į sandėlį. Nu ką, atlėkėm į sandėliuką jau. Nu, žiūriu, biškai aptuštinta yra kažkiek. Čia kas negerai yra, kad prasilenkt sunku, kai yra, nes jeigu mašinas atvažiuoja iš tos ar iš kitos pusės, tai va tur lysti pievą. Per pievą tik tais. Biški šakų vis dėlto pasikabinom. Nieka baisus. Išvežėm ąžuolą rastų nemažai. Eglės popiermedžią išvežėm, bet daugiau žiūrėjau po manęs gal ir vežė. Nes buvo vieną pagalį ten labai iškišęs, nebėra. Tai reiškia, kažkas gal buvo paėmęs jau. Parteikė. Tai va, dabar reikia pasikrauti tik tai stogierę, eglės popiermedžią ir lekam į Klaipėdą. Po to reikės grįžti į Užmintį. Na čia tiek ir yra iš tikrųjų. Į mašiną nesukiši, bet dviejų mašinų nebus, nes čia va palei kraštą matos ein kita mediena visai. Nežinau, kas čia. Plokščių mediena greičiausiai yra. Arba 360. Tik sunku pasakyti. Bet yra atskirta. Kaip bebūtų. Čia va ta krūvelė yra eglės popiermedis. Tai va, kažkiek reiškia liks. Gerai, einam krauti.
Nu, pasikrovėm. Kažkaip apsivalyti prakaitus, kažko tai muša. Šilta. Nors termometras rodo, aišku, 25, bet čia štai, kad vietoj ilgai stovėjom. Keletai atvažiuoji. Septim greitis, bet turbūt vilkas 50. Taip, mes čia neužkliūtumėm. Vis gerai lyg ir. Susimetėm. Buvo vienas iš komentarų, kad įsigyk sekatorių šakom nusikarpyti. Tai žinokit, pasiėmiau tą sekatorių. Ačiū už patarimą. Nepagalvojau iš tikrųjų apie tokį paprastą dalyką. Palengvint gyvenimą. Netgi nusikarpai ten, kur nėra pirmos būtinybės. Tai visai neblogai. Aišku, kai storesnė šaka yra, tai jau su sekatorium nieko nepadarys, tada reikia jau kardą traukti. Bet čia, tarkim, dabar per visą mašiną buvo dvi tokias tik šakas, kur reikėjo kardą. Storesnės tokias. O daugiau tas plonesnės, įžievė šiaip neblogai, įkirpi, su ranka tada nusitrauk. Lengviau, aišku, darba tikrais yra, kol apeini visą, kol užsikari ten į viršų kažkur tai. Nes dažniausiai kažkur tai, pradėjau sakyt palobiai, kažkur tai viršai da šakų yra. Tai nusikarpiau ir buvo į pačiam viršui net. Šiaip realiai žiūrint, kur važiuoji, bet kadangi dabar reikia Klaipėdą važiuoti, o ten transporto asociacijos atstovai kai kada stabdo vien dėl to, kad šaka yra išlindusi. Viršui kažkokia tai. O ten ta šakikė, liaudiškai tariant, bitelė. Maža ką paskui stabdys, kiek laiką sugaišė, nes tada jau pagal pilną programą patikrin. Ir kortelę patikrin mėnesį, jeigu ir nebuvai nusižengęs. Vairuotojai kortelę, ta prasme. Darbą ir vairavimą režimą ar nesipažeidęs. Ir diržus patikrin, ar sertifikuoti. Tokie daug smulkmenų visokių. Aišku, viskas aktualu yra, bet, sakau, labai daug ilgai užgaišta. Vien dėl tokio dalyką, kur gali iškart nusikirptą šaką ir niekam nebūtum užkliuvęs. Iš dalies sutinku, jeigu ten, sakykim, stambi šaka, važiuoji, gali laidus kliudyti, nes būn, ypač per kelią, ypač koks ūkininkas. Kartais, dabar gal jau mažiau yra, bet senais laikais tai būdavo daug kas. Nuved per kelią, tipo ant ilgų karčių, laiduką piemeniui. Gyvuliam ganyti, ypač Žemaitijai tas būdavo anksčiau aktualu. Populiaru gal ne kiek aktualu. Dabar jau vieną esu matęs kažkur toj pusėj, toj pačioj Žemaitijai, bet šiaip nebėra tiek jau labai jau tokių dalykų. Ką manau bereik, nes realiai yra ant akumuliatoriaus viskas dabar. Saulės panelę pasided, kažkiek minimaliai kraun saulėtą dieną tą akumuliatorių. Visai neblogai, nebereiktų laidų tampyti. O ten tai aš sutinku, kad pavojinga, gali užkliūt, nutraukti. Bet čia piemo elektros neturės. Ne tai, kad ten sodyba kokia. Ar kaims visas be elektros, kad liktų. Ne problema didelė iš tikrųjų. O šonos, kaip jau nekart minėjau, gali ir kokiai fūrai tentą perdrėkst, jeigu stambi šaka stora. Štai jeigu jau neįmanoma kitaip, tai dedam į keleivio pusę, kad būtų šaka išlindus. Aišku, ten pavojinga, gali į medį kliudyti ir ženklą kokį kelią ženklinimą kliudyti. Tačiau mažesnė bėda nei sakykime, kliūti mašiną. Aišku, ir to vengam, kad čia kartais nenori taip. Neužmatai net, kad ta šaka yra išlindusi. Esu minėjęs, kad teka vienas iki kapot, gal 15 cm tokia šaka buvo išlindusi, kai krovio nemačiau.
atrodo, kaip gali tokios šakos nematyti. Bet kai ją padedė, pasilenk kitų kampų, jis ir išlenk. Ir nes jeigu per vidurį dėdi tokią šaką, šakuotą tokį medį, tai automatiškai tarpai gaunas didelį ir per koeficientą muš iškart, kad nelygiai sukrauta mediena su tarpais. Va, tai stengiasi tokius jau arba į patį viršų dėti, arba į šoną. Į patį viršų, jeigu jau rungai pakrauti, bent jau vienas koks, tai gali dėti, bet jeigu ne viena runga nėra pakrauta, aišku, dabar jau atsidedu iš šono visai tokius ir paskutiniai vietoj užsimetu ant viršaus, bet tuo momentu pradžia buvo dar tik, aš ten dar tik mėno gal ar 2 buvau dirbęs savarankiškai ant viskaro, tai buvau prisidirbęs tokį čiūdą, sakau, kapojau, tai Jėzus margė kažin laiką. Pjūkliuką irgi vežiodavus anksčiau akumuliatorinį, bet panaudoji tą pjūkliuką ten labai retai. Tai plius pasikrauti nėra galimybės, taip žinai. Gali, aišku, namo parsivežti, bet taip namo yra krūva ką vežtis. Per tą savaitę vis tiek rūbų susikaup, apatiniai visokie kojinės ir butelių nuo vandens susikraunda. Jeigu, sakykim, lendi po mašiną, specovkę rengia, specovkę vežkis namo išsiplauti, tai daug. Aš dar kas 2 savaitės bent jau patalinę vežu plautis, tai susidaro. Tai jeigu tos visokios tokios pjūklus vežtume įskrauti, tai iš vis tai. O, sakykime, jeigu iš pačių Šiaulius grįžtu, tai dažnu atveju su autobusu ir važiuoju. Parsivežti, aišku, arba žmona atvažiuoja parsivežti. Kartais būna, kad tenka ir su autobusu keliauti. Miestą. Tai pats įsivaizduojat, kai rakandų prisikrovęs, kai turginis koks su tais visais savo įrankiais dar įliptum į autobusą, kiek vietas užimtum. Tai stengiuosi to nedaryti. Nepatogum, žodžiu, gaunas. Bet apsiniaukia, naktį nulyja. Vakar, bent jau vakars, tai puikus buvo, diena irgi nebloga, šilta. O dabar biškai jau taisosi į blogesnę pusę. Nelyja, bet 20 laipsnių iš tikrųjų pats tas. Nei per karštą, nei per šaltą. Nors suprakaitavęs va visas buvau. Tai galim sakyti, kaip į karštą jau buvo. Bet čia per skubėjimą grinai. Plius man tiek tereik, aš biškį pajudu ir jau prakaitai muš. Nuo fizinio aktyvumo jau atpratęs, stipriai atpratęs, nebėra kada net pasportuoti. Nei prasibėgti, nei su kokiu dviračiu prasiminti. Savaitgalis tik lieka. Viskas, bet tą savaitgalį vėl visokie yra kitų dalykų, kitų reikalų. Tai va, lekam į Klaipėdą, gal da pakeliui kokie degalinė, reikia užsukti Kalvutės ir susimatysim turbūt Klaipėdai. Nu va, dirbėjom į Klaipėdą. Važiuojam dabar į terminalą. Priduoti popieriuko, išsimatuoti, išsiimti leidimą. Škia kamera nusisuka iš to greičio. Per greit važiuoju. Na, tu dėdi palauk, aš pirmą prasuksiu. Pasveikinam su miško vežistu. Tai sandėliai taip ir buvo. Į vieną mašiną, būčiau stalpinės, aišku, jeigu būčiau vežęs kažkur netoli. Bet ten netoli nėra, kas priimtų tą medieną. Į tokius menčius irgi ten toli važiuoti pakankamai. Tai jeigu būčiau sukrovęs, būtų pilna mašina buvus. Aišku, būtų viršsvorė buvo nemažai tada. O dabar gavos taip kalika, rungs 1,5 gal. Gal ir rungą nesutalpinsi, o 2 nebus. O taip kaip sakiau ir su mašinom. Į vieną netelps, o 2 nebus. O kiek medienos prištabeliuota. Kiekviena įmonė, kad čia supirkinėja tas medienas ir
ir teritorijoje, ir čia. Turi savo priskirtas zonas matyti. Taip, mes sukam čia, privati teritorija, ir eisim į tą geltoną konteineriuką, išsiimti leidimuką. Tada važiuosim matuotis, ne vienos mašinas nėra, viena. Labai gerai. Nu va, išsiėmėm leidimuką. Tokį. Nu, praeinant pro mašiną biškį užsivuotas kaladėlės. Tai būna visą laiką, kai pakeiti naujas kaladėlės, kol matyt šlifuoji. Bet mažiau smird negu prieš tai, kad buvo. Prieš tai blemba geras Mario tokia eidavo. Dabar biški mažiau. Nu va, čia dabar mums reiks išsimatuoti, ką atvežėm kokį kiekį. Užsidedam šalmą, priduodam popierius ir einam matuoti. Nu va, iškrovė. Negaliu sakyti, kad labai operatyviai, bet labai ilgai ir nereikia irgi laukti. Čia šulinį pakeitė matyti. Uždėjo kėdę. Taip, atlikom darbą, dabar reikia važiuoti praktiškai į Užventį. Irgi nemažas gals. 2 valandikės. Praktiškai krausamės į Šilalę, nes taip šiandien daugiau nebespėsim padaryti. Vėlai išvažiavau iš bazės, per pietus praktiškai. Dabar 4, tai jau 2 valandas grįžti, 6, sakykime, valandą pasikrauti, 7 nuvažiuoti į Šilalę, nu, kiek ten valandą su virš. Nu, su išsikrovimu, sakykime, bus jau 9. Teoriškai pusę kelio, da galiu daugiau nei pusę kelio nuvažiuoti, gal net grįžti iki sandėlio. Tai bus matyti, kaip čia mums pasiseks. Oi, atsiprašau. Nu, sandėlį turbūt neliksam nakvoti, nes ten ryšio visai nėra. O šiandien man dar į krepšinį pasižiūrėti, atsisukus. Pagal mano laiką šiuo momentu už pusvalandžio žais. Aišku, tiesiogiai nežiūrėsim, nėra kada. Žiūrėsim atsisukę, bet kas blogiausia atsisukus, kad aš užmiegu dažniausiai. Kol atsisėdė žiūri, tol dar gerai. Bet vis tiek taip noras prigulti, sakau, prigulti, atsigulus pasižiūrėsi. Ne, pats nepajuntu, kai jau reikia atsimerkti. Blam, bet kada tos akės užsimerk, nepajuntu. Nu, kaip bebūtų. Tiek valandų, kai pradirbi, tai nėra ką norėti. Atsigulus nudis iškart suim. Čia muitinė pas mus ir po dešinę. Tai va, kas mašinas prekiauja, jeigu neklystų, čia eiti ir eiti. Kas parsivara iš Amerikonijas. Va, tai aišku būtų gerai Šilalėj tokiai. Oi, atsiprašau, Šilalėj tokiai likt nakvoti. Nu, bet bus kaip bus. Jeigu anksčiau baigsim, tai tada reiks link sandėlio važiuoti. Tik tiek, kad link sandėlio važiuojant nelabai ten nėra kur atsistoti. Nu, rasam, aišku. Ne problema. O jeigu pačiu Šilalėj, tai kaip ir liuks, tik tiek, kad noras išnaudoti laiką biški labiau. Tai žiūrėsim pagal situaciją.
Nu ką, baigęs šį dienelę. Pasivalykam prakaitus, labai kažkaip muš. Nors atrodo vakars vėsus, bet vis tiek. Tai atvykom į Šilalę, išsikrovėm. Dalį pats išsikroviau, dalį iškrovė traktorius. Kadangi 2 sortimentai buvo pas mane eglė ir pušis, o kaip tik pušį krovė ant linijas, da dirba. Ir operatorius, sakau, kur pušį? Sako, toj ant rampas. Gerai, sakau. Gerai, kai traktorius iškrauna, realiai nereikia net nusišluoti praktiškai. Nors visą laik praeinu, nes maža ką, gal kokia šaka bus palikta, dar kažkas stambesnė ten žievė. Bet teoriškai ten gali ir nešluoti, nes dažniausiai nieko nebūna. Ypač pušį, jeigu vežia, tai ten iš vis smulkės žievikės, tik tai sliekia viskas. Tai va, niekur nebevažiavau, stojau vietoj, dar tai blemba nugazdina. Atvažiuojant kažką operaciją, aš visą laiką važiuoju podcastą kokį nors įsijungu, o podcastą, video kažkokią tai į Delfoną eina ir na, ne labiau, tiksliau, ne kiek Delfoną, bet klausausi iš tikrųjų. Nu ir operacija, jeigu kas užnek, tai pradžiai taip kaip fone kažkur tai nugirsti, o po to jau, jeigu dar kažką pakartoji, nu tada jau bandai įsiklausyti, kas čia ką, prašai pakartoji, taip į dabar, vakar jau čia netoli Šilalės, kažkas miškinį, blemo galvoju, per veidrus apsižvalgau, nu nei fūras, nei miškovežė dar kažkokia, sakau, kaip sakai, tau kažką ten padanga tuščia. Oi, nu načiur galvoju, blemba. Nu nes galvoju, nestosiu dabar, nebe toli esu jau, sakau, nuvažiuosiu į vietą, tiksliau, bet nieko tokia, gali ten važiuoti kažką tai, nu tai galvoju, nestosiu, nes vis tiek sudvejinti ratai, plus jeigu galinė, tai ten iš vis 2 ašys viena šalia kitos yra. Galvoju, tikrai tai nesproks padanga, jeigu jau tiek nuvažiavau, tai čia ir jo labiau da važiuosiu iki tos Šilalės. Išsikraustai tada jau žiūrėsiu, sakau, jeigu jau bus tuščia, tai vakarė, aišku, tamsą jau nieko neapdarysiu, bet ryte, sakau, anksčiau atsikels tada. Na, nuvažiavau tais rastais, apeinu aplinkui, nu, nesimata, kad būtų tuščia, ne viena. Čia atvažiavau, jau atsistojau, staigiai prožektorių ant galvos, einu su armatūra tą savo, sulaužtavau tuo per visas padangas, nu viską pitvarkoj, tai neįsivaizduoju, ten man sakė kažkas ir jo labiau, kai apsižvalgiau per veidrodžių, žiūriu iš paskas, mokyklinis autobusiuks važiuoja, nu abejoju, kad mokyklinis autobusiuks turėtų raciją įsidėjęs, tai matyt kažkas kažkur šone šnekėjęs, 2 fūras kokias ir sutapo taip, nebent man apie lempą šnekėjo, bet lempa ir padanga nepanašu žodžiai, nes vėl vienas gabarits priekabai parėjo. Tai va reiks ryte pasikeist gal. Vakar jau nebejau keist, nes užsipildyt popieriukus ataskaitikė, pasižiūrėti krepšį ir eit miegot. Užteks, sakau, šiai dienai. Nors atrodo, iš bazės išeidėjau tik tais po pietų. Tiksliau, prieš pietus išeidėjau. Bet po pietų buvo sandėlį. Bet vis tiek, tą dieną iki išjudėjimą irgi užtruka detalės atsivežti, padangas, ratai ir taip toliau. Kaladėlės buvo veiklos. Į tai da šiandien spėjau palyginus nemažai kilometrus susukti. 400 su biški. Tai čia kaip per pusdienį gerą. Na ne pusdienį, biš daugiau nei pusdienis, bet vis tiek jau neblogai. Į Klaipėdą pirmyn atgal ir į Šilalę. Na va, o rytoj reikės tiesiai iš čia į degalinę, kažkiek kurą dar reikia dasipilti. Atblų kaip ir nereik, bet žiūrėsiu vietoj, greičiausiai dasipils. Ir tada važiuoti vėl tą patį sandėliuką, susimesti vakurodžiau tą popiermedį, pušies ir eglės ir lėkti Klaipėdą. O po to jau bus matyti, ką čia mums vadybos planuos. Tai va, tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki sekančią kartą.